Dabar atliksim 10 užduotį. Šį objektą nupiešim iš karto trimačiu. Tam pasirinksim trečią sritį, pasirinkam meniu punktą Home, komandą Box. Paspaudžiam pirmą tašką šioje vietoje maždaug. Tam, kad nupiešti 3 linijas, paspaudžiam raidę L klaviatūroje ir paspaudžiam Enter. Nurodom arba šią liniją, tarkim šią. Jos ilgis 138, toliau antros linijos 113 ilgis ir aukštis taip pat 113. Enter. Reikės nupiešti vieną trikampį, antrą trikampį, čia geriau nupiešti stačiakampį, kurios mes vis išstumsim, ir paskui mes dar nupiešim šį trikampį, kurį taip pat išstumsim ir viską išpjausim. Šitam trikampiui nupiešti pasirinksim vaizdą iš frontalinės pusės. Pirmą sritį vietoj left pasirinkam front. Padidinkim komandą polyline. Pažymėsim pirmą tašką šį. Taip. Pirmą tašką pažymėsim apačioj. Kryptis į viršų ilgis yra 25. Kryptis į dešinę 50. C. Enter. Piešiam antrą objektą, vaizdas iš viršaus. Antrą sritį pasirinkim top. Pasirinkim komandą polyline. Ir mums reikia nuo kairio viršutinio taško. Kryptis į apačią bus 50. Kryptis į dešinę 50. C. Enter. Trečią objektą nupiešim iš kairės pusės. Reiškia, tarkim, antrą sritį pakeičiam į left. Ir nupiešim šį stačiakampį, kurio ilgis 88, o aukštis 50. Pasiėm polyline, kairių. Dešinį pasiėm dešinį viršutinį tašką, kryptis į apačią 50, kryptis į kairę 88. Taip, kryptis į viršų 50, Enter, C, Enter. Na, dabar mums reikia pastatyti tinkamą vietą. Jeigu mūsų objektas šioje taške, reiškia, mums reikia jį perstumti 63 cm. Perinam į trečią sritį. Pasiėmam komandą Move, pažymim stačiakampį, pažymim atleidom mygtuką, paspaudžiam Enter, pažymim tašką, nuo kurį kelsim, nurodom kryptį, rašom 63. Taip. Perkelsim likusius du objektus, Move, pažymim šį objektą, Enter, pažymim šį tašką, prikabinam prie šio taško. Ir dar vieną objektą. Pažymim šį trikampį, Enter, pažymim šį tašką, prikabinam čia. Na va. Ir dabar išstumsim. Komanda Extrude, išstumėm pirmą objektą, pažymėjom objektą, Enter, pažymėjom tašką, kurio išstumėm, išpjaunam. Komanda Subtract, pažymėjom objektą, iš kurio išpjaunam, Enter, pažymėjom, kurį išpjaunam, Enter. Komanda Extrude, pažymėjom šį trikampį, Enter, kryptis į viršų, šiame taške paspaudžiam ir išpjaunam. Subtract, pažymėjom objektą, iš kurio išpjaunam, Enter, ir pažymam, kurį išpjaunam, Enter. Ir išpjausim dar vienas. Extrude, pažymam šį stačiakampį, taip, Enter, kryptis į šią pusę, išstumiam ir išpjaunam. Subtract, pažymam objektą, iš kurio išpjaunam, Enter, pažymam, kurį išpjaunam, Enter. Liko dar vienas trikampis. Piešim linijas trimačiai plokštumai. Pasiėmam komandą Line dabar, pažymim šį tašką,
pažymim šį tašką ir pažymim šį tašką. Na ir čia. Atsisakam tolesnio, escape. Dabar mums reiktų išstumti šį trikampį ir išpjauti. Paspaudžiam komandą extrude. Mes bet prieš išstumint reikia apjungti šias 3 linijas. Galimi keli variantai. Vienas iš variantų gali būti union, joint. Pažymim 1, 2 ir 3 liniją ir paspaudžiam enter. Gausi vientisas objektas. Dabar mes jį galim išstumti. Komanda extrude, pažymim objektą, enter, nurodam kryptį, išpjaunam. Subtract, pažymim objektą iš kurio, enter, pažymim kurį, enter. Na, šiuo atveju nesigavo. Galimas dar vienas variantas. Galime susprogdinti visą mūsų objektą ir tada panaikinsim likusias linijas nereikalingas. Norint susprogdinti objektą, reikia pasirinkti modify ir extrude. Pažymim objektą, enter. Dabar vis linijos yra susprogdintos ir ištrinam mums nereikalingas linijas. Reikia dar susprogdinti kai kurias linijas, extrude, pažymim šitą objektą, enter. O, dabar ištrinam šią liniją, taip pat susprogdinam dar, susprogdinam šį stačiakampį, modify, extrude, pažymim stačiakampį, enter. Ištrinam šią liniją, ištrinam šią liniją ir ištrinam šią liniją. Na, dabar apjungsim visą objektą, sumažinsim, komanda modify, union ir pažymim visą mūsų detalę ir enter. Ir dar kartą komanda union ir enter. Nesigavo. Galim padaryti šio mūsų objekto bloką. Tuomet atliekam sekančius veiksmus. Insert, create block, pavadinam, pavyzdžiui, B1, pasirinkam pick select object, pažymim visą objektą, paspaudžiam enter ir paspaudžiam OK. Va, gavom vientisą mūsų detalę. Dabar užtušuosim conceptual bei pasuksim